Ir tai visas tas vaizdas, ką mes pamatysime, yra nufilmuota prieš porą metų Lietuvoje. Gražiai lygiai dėk. Šarnuoja. Lukai, ką čia dabar darai? Nereikia čia tau žiūrėti. Labai. Eik vidun, sakau. Kiaulės anatomija, taip kaip žmogaus. Tik jai dirbti nereikia, ją visą gyvenimą už dyką. Ne į mane žiūrėk, tu žiūrėk, kad mėsos nesugadintų. Gyventų kiaulės. Na, kaip suprantate, vaizdas yra šiek tiek poetinis, tai yra ištrauka iš berods režisieriaus Duonelos filmo, kaip jaunama kiaulė. Aš taip ir maniau, kad taip niekas nedaro. Kodėl? Viskas vyksta viens prie vieno. Aš esu vaikystę tai kokiu būdu kaime papjaunama kiaulė? Ar taip, ar ne? Lygiai tokiu pačiu būdu aš praleidęs savo vaikystę kaime pas močiutę, tai skerstuvės vykdavo taip pat ir esu taip pat iš puodelio su tėvu gėręs kraują. Kai ištika paskerstos kiaulės, taip? Alfredai, o dabar? Alfredas kitoj Lietuvoje gyvena. Ten kiaulės mygdo. Aš ne kitoj, šiaip tai aš šaunu paršą. O geriat kraują? Ne. O kodėl tą kraują geria, kai paskerdžia? Čia yra tradicija truputį yra ir šiaip žalias kraujas, man atrodo, taigi yra labai maistingas produktas. O tai ką mes čia matėm, kas čia buvo? Čia yra pažeistos sanitarinės normos, pažeistos gyvulių teisės ir taisyklės. Suplėšytas pasas. Ne, pasai yra, tarp kitko gyvulių, pats nežinai. Vyrai, bet jūs man pasakykit, tai taip skerdžiamos kiaulės šiandien ar ne? Tomas sako, kad taip. Čia yra būtinis variantas. Čia yra ne fabrikinis, čia yra būtinis variantas. Nu ką jūs čia dabar iš savęs inteligentus darot? Aš sutinku, tai yra savęs sureikšminimo būdas. Nu, žmogus turi tokią savybę išsiskirti iš kitų. Tai jis būtinai atras kokį nors knygą, būtinai perskaičiau, kurios nieks neskaitęs buvo, teoriją išradau, kurios nieks nežino, va tada aš kompanijoje matote esu saba. O išsiskirti reiktų turbūt platesnių žinojimų. Gerai, Alfredai, ačiū. Pasirinkimas. Aš dabar noriu paklausti, ar jūs sutinkate su visais Alfredo teiginiais? Gražina, Žilvinai, jūs niekada nejaučiat jokių sveikatos blogybių, jums nieko neskauda ir jūs visada puikios nuotaikos, energijos ir taip toliau? Tai visa esmė ir buvo, kad aš jausdavausi anksčiau be energijos, ryte atsikeldavau, galėdavau iš karto eiti miegoti, hemoglobinas buvo žemas, ar ten buvo vegetarė, nebuvo, nu, aš šiek tiek kitos pasaulėžiūros ir kitokio mitybos būdo negu vegetarizmas, nes žaliavalgystė nėra vegetarizmas. O kas tai yra per pasaulėžiūrą? Tai aš daugiausia valgau gyvą žalią maistą, ar ne? Ir tai ne tik tai daržovės, tai yra ir sėklos įvairiausios daiginamos, duonelės įvairiausios džiovinamos ir valgom fermentuotą maistą, kadangi tikslas yra kuo daugiau gauti fermentų ir enzimų, ar ne? Nes organizme visuose praktiškai, ponas gydytojas patvirtins, procesuose dalyvauja fermentai ir enzimai, kurie yra naudingi. Žinokit, dabar tas pats, kas jūs kalbėtumėt kiniečių kalba. Visą tai fermentuotas maistas, po truputį pradėkim. Kas tai yra? Fermentuotas maistas, pavyzdžiui, rauginti kopūstai, raugintos daržovės. Apdirbtas maistas? Ne, tai yra netermiškai apdorotas maistas, jokio terminio apdorojimo, iki 42 laipsnių. Tai tik tai iki 42 laipsnių jūs apdorojate termiškai maistą, o ten kaip mes užvertam tas košės vertam, jūs to niekada nedarot? Todėl, kad nuo 42 laipsnių temperatūros visi fermentai ir enzimai žūna. Visos reikalingos tos ir sveikosios medžiagos žūna? Balansinės medžiagos, kažkokie mineralai, žinoma, yra, nes vis tiek žmonės gyveno, vaikšto, juda, dirba, jos kaip ir taip toliau. Nu, mes visą tą patį darėm, bet man niekas nepadėjo. Aš tikrai žiūrėjau, kažką ne taip. O jūs valgote mėsą? Mėsos nevalgau. Nevalgot mėsos? Nevalgau, nes iš tikrųjų mėsa, kas yra mėsa? Mėsa yra, jinai rūgština organizmą, ar ne? O kas rūgština organizmą, teršia organizmą?
ląstelėm sunku apsivalyti joms natūraliai nuo teršalų, nuo toksinų. Žinot ką, kad visa tai nebūtų tik kalbos, aš žinau, kad Žilvinas šiandien mums pagamins ir tai įrodys, kad tai yra ne tik sveika ir skanu, ką jūs valgote, tai gal aš jūs paleidžiu gaminti, o mes toliau kalbamės apie šitą sveikatą ar matą. Galiu vieną argumentą. Sakykit. Rodė va filmą čia tokį gražų ir žmogus ten sako fiziologija, kaip pa žmogų pas parašą. Labai teisus jisai. Tai sakykit dabar, kuom kiaulienos valgytojai skiriasi nuo žmogėdrių? Mityba. O žinot, koks mėgamiausias lietuvio organai visi... Lietuvio mėgamiausias patiekalas ėsti kitą lietuvį juk. Tai gal gydytojas čia galėtų geriau atsakyti šitą jūsų pateiktą klausimą. Rimantai. Kiaulienos mėsa, jeigu mes padiskutuotume, tai nėra ta pati geriausia mėsa ir kadangi vis tik tai yra riebi mėsa, aišku, tie riebalai kiaulienos lyginant su kitų gyvūnų riebalais, jie yra neblogi, bet Lietuvos gyventojai iš principo per daug riebalų suvartoja. Ir vat, kaip jūs sakot, reikia kiek galima daugiau daržovių, augalinio maisto, tai iš tikrųjų yra labai gerai, jeigu gauna mėsos šiek tiek ir daug augalinio maisto, tai tada tas šarmų rūgščių balansas susitvarko, organizmas tikrai neparūgštėja tiek. Ir už tai ir kalbama, kad turi būti tam tikros proporcijos, maisto įvairovė ir tikrai nereikia kraštutinumo. Per daug mėsos tikrai nereikia. O daržovių Lietuvos gyventojai galėtų valgyti dvigubai daugiau, nes tikrai per mažai valgo ne vaisių, bet daržovių. Žilvinai, tai ar pagaminsit mums šiandien? Gerai, prašau, čia jūsų stalas. Padarysim kotletėlius tokios iš kopūsto, prieskonių. Kopūstas chemizuotas. Ir manų kruopų. Manų kruopos iš genetiškai modifikuotų produktų. Kaip turėtų būti sunku gyventi, aš galvoju. A sekundę galima šiek tiek tylos toj pusėj dabar, ką? Nu lietuviški, duot nuvos baltarusiškas pavyzdžiui. Baltarusiškas kopūstas, tada mes turime prieskonius ir manus, taip? Taip. Gerai, aš jūs palieku ir aš labai lauksiu su nekantrumu, kas iš viso to išeis. Manau, skanu. Dar aš vis dėlto visų irgi norėčiau paklausti labai paprasto klausimo. Man įdomu, ką jūs valgot, koks yra jūsų racionas. Gotautai, paprastai, ką tu valgai? O čia tai įdomu, noriu ir aš. Ką tu suvalgai per dieną? Nu, viską ir būna pusryčiam, tarkim, varškės būna užvalgau su medum įsidėjęs. Nu, pietum būna jau duonos, namie irgi kepamės duoną, išsikepam. Iš kur miltai naminė duona? O iš kur miltai naminiai duonai, klausia Alfredas. Tai jūs irgi duoną valgot. Aš tai iš savų grūdų. Yra ūkininkai keli augina šalia ir nusipirkom tiesiog kelis maišus ir patys susimalam turim. Jie kaime gyvena. Iš Alfredo kaimyno, ko gero perka. Aha, matyt, kad taip, Alfredo. Čia iš kaimo. Arba iš jo pačio. Gal iš jūsų. Čia tiems žmonėms, kurie iš dyko buvimo nežino, ką veikti. O tarkime, prabočiakėt, tegut, ne apie jūs šneku dabar, ne apie jūs. Bet žinot, kada aš prabundu prie 6 ryte ir man reikia lėkti pamelžti karvės, palesinti vištas, bulves iššutinti, šunis palakinti, paskui reikia arti sėti ir taip toliau. Tai aš neturiu kada užsiimti malti kopūstus, ten tarkim, balažino grūsti kokios nors grūdelius. Aš atsipjoviau šmotą lašinių, kuriuos kaimynas mano davė, tarkim, gerų porą kasnelių, sakysime. Duonos gabaliuką. Duonos gabaliuką ir lėkdamas pasisotini pusdieniui. Lygiai tas pats, tarkime, ir vakare. Jeigu aš vakare parėjęs, aš ir taip, tarkim, vos kojas pavelki per dieną nuo darbų, tai vakare tu pasiimi pamarinuotą česnake, tarkim, žalios mėsos guzą, ant žarijų pakepiai, prišveitai kaip žmogus, kad eidamas kaip žasiukas į lovą, aš nueinu jau, kada sunkiai nueinu į lovą, tada aš jaučiuosi gyvenimu patenkintas. Bet aš norėčiau įsiterpti. Profesorius jau net ausis užsikimšęs nežavo. O jeigu jūs neįsivaizduojate, jeigu aš vakare gerai neprikertu, aš sapnuoju sapnus tada, kad balius ir lėkštės viską, kažkas suėda viską. Aš košmaras, aš vidurį nakties turiu prabusti. Prisivalgę sapnuojat karą. Klausykit, dabar, ar jūs suprantat, ką jums pasakė? Sekundę, ar jūs suprantat, ką ponas Alfredas jums pasakė, kad tik tai veltėdžiai
Ir nieko neveikiantys žmonės savo gali leisti tiek žaisti virtuvėje. Čia yra žaidimas. Kažkaip jūs dabar ginkitės. Greitai, sakykit. Ir iš tikrųjų dabar daug būtent žmonių, kurie maitinasi augaliniu maistu, vat būtent netermiškai apdorotų, patys auginasi daržovės. Taip pat grįžimas prie gamtinės žemdirbystės. O kada jūs keliatės? 6 ryto. Ką darot? Mankštą darau, bėgu krosą. Bet ne karvių melžti bėga. Ne karvių melžti kol kas. Bet vis tiek užsiemat sportu ir aktyviu gyvenimo būdu. Aš žinau, kad Tomas bandė nevalgyti mėsos. Ar ne? Keletą dienų. Kaip ten buvo? Papasakok tą istoriją. Santykinai juokinga situacija ir istorija buvo taip, kad savo laiku turėjau didelį viršsvorį. Turėjau gal 125 ant savęs. Nešiojau kilogramus. Nu ir aš ten vis bandydavau kažkaip kažką. Čia gal prisilaikyti, gal numest. Ir nutiko taip, kad užlipom tokios dietos, iš esmės ten viskas buvo su augaliniu maistu susiję ir taip toliau. Mėsos iš vis tame dalyke nebuvo. Gal net ir pieno produktų ir kiaušinių nebuvo. Na, kaip ten bebūtų. Ir aš ten, laikysiuos. Laikiaus. 2 diena, 3, 4. Ant 4 dienos mane aplanko išganingas sapnas, kaip reiškia garuoja kibinai ir aš varau kibinus, atsikėliau, aš jau jaučiu, kad man labai sunku. Tik labai pasisekė, todėl, kad iškart po to sapno kitą dieną aš galėjau valgyti bifšteksą. Tai aš jo dorojau ir buvo labai Gardu smagu. buvo? Jo, bet aš norėčiau šitą diskusiją įvesti tokius kelis pastebėjimus, galbūt. Vienas iš jų yra toksai. Vegetarizmas iš esmės terpė, kurioje mes gyvename. Laikmetis, jisai yra palangus. Žmogus gali būti vegetaru, todėl, kad mes, manau, kad turime pakankamai santykinai žemą fizinį aktyvumą. Kas yra blogai? Kas gal tiesiog taip yra. Žmonės, ką jie dirba. Nes įsivaizduokite, jeigu aš esu miško darbininkas, ar ne, man reikia 4,5 tūkstančio kilokalorijų tam, kad, reiškia, aš galėčiau normaliai funkcionuoti. Jeigu tu esi ofiso darbuotojas, to reikia 1800. Ir va štai čia tu gali prikirsti salotų, grūdų, viskas labai gerai. Klausykit, Gražina, man labai įdomu, jeigu jūs sakėte, darysit kokteilį, tai aš jūs dabar kviečiu padaryti mums kokteilio ir vis dėlto paragauti tai, ką jūs geriate ir valgote. Ir galbūt dar vienas dalykas, aš norėčiau visgi užakcentuoti, vat štai, ką jūs čia šiandien esat padėję, tarkim, kaip mūsų stovyklos vėliava. Aš tai daugam nepritariu. Aš nepritariu dešroms, visiškai nepritariu pieniškom dešrelėm. Jeigu mes kalbame apie mėsą, čia jau iš karto įsivėlė klaida. Kalbam apie kiaulę. Aš asmeniškai nevalgau kiaulę. O kas tau yra mėsa? Vištiena, super. Kalakutiena, super. Žuvis, super. Jautiena, super. Triušis, okei. Kalbėkime apie kokybiškus produktus. Profesorius geriausius valgo. Taip, nu, ta prasme, jeigu tu valgai, tai, pamatas, profesorius pritarė. Vištiena be odos? Jo, nes... Labai gerai. Taip. Na va, pažiūrėk, kaip primatas tave sveikina iškart. Ir vat čia ir mes turėtumėm, nes jeigu kalbam apie kokybišką mėsą, tada mes kalbam ir apie pilną racioną, reiškia daržovių. Viskas tvarkoje, tik tai, žinote, aš ir mielus kolegas pataisysiu, nei kalakutienos, nei paukštienos Lietuvos parduotuvėse, galima sakyti, nebėra. Uinu mes pas ūkininkus. Nu jau jūs tik tai nesakykit, Lietuvos ūkininkai šiuo metu yra taip sugniuždyti, kad jie nei pusės reikiamos produkcijos, nei pusės reikiamos produkcijos nepatiekia. Tai aš, tarkime, buvau Olandijoje ir mačiau sodus Olandų. 18 kartų įvairiom cheminėm medžiagom purškiami vaisiai ir į kiekvieną vaismedį atvesta šlanga ir kapsi cheminės medžiagos. Kodėl cheminės? O gal jos graužikai puola? Ne, žinokit, ne graužikai, čia yra technologijos. Bet jūs man pasakykite, tai dabar jūs auginate daržovės? Be abejo. Ir be abejo, koks gyvas žmogus negaliu. Taigi, kaip gali jūs ekologiškai auginate tas daržovės? Be abejo. Tai negi aš pats savo priešas. Aš jums ploju. Nu, dabar jūs su to be abejo sakykit, o koks lietus ant tų ekologiškų daržovių lyja? Be abejo. Gerai, ar mes esam pasiruošę kažką ragauti? Tai prašom. Tai yra patys natūraliausi, nu kaip, dalis, aišku, nėra labai lietuviškų ingredientų, yra bananai, bet stengiuosi pirkti ekologiškus. Toliau ekologiški iš mano sodybos obuoliukai, kuriuos pasadino mano seneliai. Bet visi jau pradeda žiūrėti į alkį.
Alfreda jau, o, ekologiška. Toliau dėjau kivi. Bet iš tikrųjų, labai lietuviškas iš tikrųjų visada dedu uošvienės surinktas uogas, bet iš tikrųjų dabar šiandien tiesiog neatsivežiau. Tai uogienės reikėjo atsivežti? Ne, uogienė yra virta ir su cukrum. Ir cukrus. Taigi nereikia virti. Gerai, ir jūs sakote, kad tai yra sveikiausias pasaulyje. Nes čia yra pagrindas tai, kad iš miško nuskintos dilgėlės ir garšvos. Tai dar pasakykit, aš dabar vadnešiu mūsų visiems svečiam ragauti. Tai yra koks kokteilis? Žalesis kokteilis. Ir koks dar jisai yra? Sveikiausias pasaulyje. Gerai, ragaujam. Aš girdėjau, kad prašau, greičiau imam, kad kol aš neišmečiau visų šitų stiklų. Kokteilis dabar žaliavalgių. Prašau, Alfredai, aš žinokit su malonumu jums siūlau paragauti visą šitą kokteilį. Nėra nei medaus, nei cukraus, o saldumą duoda dar. Taip, visokios čia patirties reikia, ponas Rimantai. Griebkit. Gerai. Gotautai. Tai gerai, mums skanu. Alfredai, mums skanu? Žinot, paprasta gira kaimiškai yra kvapas geresnis. Nu, jūs prabočykit, nu, šitos žolės nėra maistas žmogui. Aš sutinku, mieloji, aš į sriubą pavasarį taip pat dilgėlių įmetu. Tai čia viskas tvarkoje, bet žalias tai nerekomenduoju niekam užsiminėti tokių. Čia yra labai gerai. Tomai, profesoriau. Ir išgerti tokį kokteilį, tai tikrai labai gerai. Arba iš pat ryto pradėti dieną su tokiu kokteiliu. Ir aš čia truputėlį jaučiu tokią neteisybę. Kodėl? Todėl, kad žaliosios vėliavos atstovai gamina netgi 2 patiekalus. O mes ne. O raudonosios vėliavos atstovai... Gerai, baltosios jūs jau turite ant stalo. Nieko negalėjom šį vakarą pagaminti. Na ir mes matome, kad galime net paragauti kotletų, kurie yra iš daržovių. Tai mes ragaujame. Aš jums visiems dėkoju už tai, kad jūs dalyvavote šitoje laidoje. Na, mėlieji, ką aš čia šiandien galiu pasakyti? Išgirdote daug nuomonių, daug patirčių ir daug istorijų. Na, mes tikrai kiekvienas renkamės, ką mes valgom, kaip mes gyvenam, bet svarbiausia, kad mes visame kame jaustume ribas, kad būtume sveiki ir dar svarbiau, laimingi. Čia buvo Agnė ir laida Ką manai, likite su TV3.